Katumiukas pusryčiauja sulig metų savo didžiausių priešų, nes keitėte bliudelį, tai tiesiog atrodo stračią praryja. O matai, dabar norint pavalgyti, nudirbti tenka, sunku, labai sunku. Šiandien, žinokit, viena iš tų dienų, kur jaučiu, kad man reikės, 5 tokių arba savo kraują į kavą paversti, kad akis atsimerktų. Ar tai orai keičiasi ir kažką nežinau. Tai va, kava, saldainis ir einu vakar dienos vlogą redaguoti. Šiandien yra 16, o pala 15 buvo. Ar 15? 16 matau čia. Kur ta? Jo, buvo 15. Nebus 2 saldainių šiandien. Taip, ir šiandien turim fudge'ą. Taip pat dabar artėjant, holy jolly fudge'mas. Taip pat dabar artėjant kalėdoms matau, kad 24 nebus joks įspūdingas saldainis. Toks pat greičiausiai kaip šitas varpu ilgas. Jokio didesnio ir jokio skanesnio. Vakar nuėjau miegoti šlapia galva, tai plaukai dabar taip belenkai. Taip, apsimeskim, kad nieko. O, žodžiu, šios dienos kalėdiniai atrakcijai einu iki parduotuvės tešlos sausainiams. Nes, ne tai, kad aš galiu ją pati pasidaryti, ne mano gebėjimams, bet aš noriu kalėdinių sausainių išsikepti. Atėjau į parduotuvę jau ir visai neblogą tokį pasirinkimą turiu. Tai yra kepinių, čia kaip bandelėmi turiu. Čia yra nesaldiem kepiniam, nors gal ir saldiem, čia matau ir... Jo, čia palauk. Pastry ready to bake. Pastry sheet. O koks skirtumas, dabar palauk, nesuprantu. Ok, kas čia mėlynas? Light. Čia taip mažiau kalorijų. Čia kas? Tas pats light. O kas yra žalias? Iš čia šitas, kur besipučiančia. Tai taip, mums reikia vienos besipučiančios. O kas čia? Čia tokiems kaip kibinam, pizzam ir panašiai. Ne, mums tokių nereikia. Mums reikia vieno tokio, o dar čia tokių yra. Dar net yra kaip skardinė. Tai kokios... Gal šitą geriau? Ar geriau šitą? O čia blokas. Nežinau, kokį pirkti. Nu ką, namuose jau, tai ką aš išsirinkau. Žodžiu, sudėtinga man labai buvo. Tai vien tik dėl šitų paveiksliukų nusprendžiau šitą ir čia netrodė kaip pūsta tešla, tai gal tik sausainiam. Tada jau grinai pūsta tešla, nes Gytutas blemba. Gytutai panašu cinamoną. Žodžiu, Gytutas sakė daryti bandelės, obuoliais ir cinamono. Tai va, pamiršau cinamono, galbūt apačioje yra, nežinau. Tada, jeigu šitas nesuveiks, planas B, radau tokios jau grinai sausainių su šokolado gabaliukais tešlos. Nu, tai gal šitas suveiks. Ir tada, kadangi mes turime, tuoj palaukit, rasiu, man atrodo čia. Nes jeigu ne čia, tai tada neįsivaizduoju kur. Va, čia taip radau, nes turime štai tokią sausainių formelę. Tai be abejo, sakykime, čia šitie sausainiai, jeigu iš tos tešlos gaunasi, tai reikės juos spalvoti. Taip, pagal šitą figūrėlę. Tai radau tokį icingą, kas buvo netikėta, nes visi buvo ten labai ryškių spalvų, tai kai šitą pamačiau, galvoju, šiandien buvo ta diena, kai buvo lenta užsiimti šito projektu. Pirmi niuansai sausainių kepimo prasideda nuo pasirenkant tešlos, čia pasiskaičiau, viskas aišku, čia reikia 10 minučių iki kepant išimti iš šaldytuvo, man 20 minučių užtruko pareiti, tai skaitykim tas užskaityti ir tada reikia iškočioti ir ten 10-12 minučių kepti. O kočėlo pas mumis tai nėra. Čia šitoj hatį gyvenam 5 metų, mes neturim kočėlo. O Gytutas labai dažnai kepa pizzas ir panašiai ir aš buvau sutikinus, kas greičiausiai yra nupirkęs į namuose, tai yra kočėlas. Bet ne, jo nėra. Tai kokia atveju, štai kaip tešla atrodo.
Tai neblogai, sakyčiau, čia tipo parašyta, jos yra 8 porcijom, tai čia tipo 8 sausainiai. Ai, nu jeigu tie dideli sausainiai, kaip čia ant paveiksliuko, tai galbūt, bet kadangi mes darysim Basendžio sausainius, tai turėtų būti daugiau. Tai va, žodžiu, tešla yra, kočėlas, štai toks. Aš jau jį ką tik nuploviau. Ir dar sekant gydyto patarimu, su miltais ištrinsiu. Ir tikiuosi, kad pavyks, nes jeigu ne, tai nežinau, reikės eiti parduotuvę atgal. Pavyks. Pavyks? Gal giliau. Tik tais tai žodžiu. Kaip išmurzinti butelį. Čia man ant lentutės miltų irgi reikia, ne? Būtų gerai, prilips po to. Kročia aš ant tiek atitrūkus nuo bet kokio gaminimo. Nepasakau gal. Nu, tai ką čia apsimetiniesi? Taip, visi žino. Paklaus mamos mano ar brolių. Taip, ką čia dabar geriau daryti? Su rankom? Bet tai gal dar neatšilo, nes iš tikrųjų tai labai kieta. Gali būti? Ką, perlauž per pusę? Ai, ne, aikas. Na jo. Tai pradžiai bandau nusimti laikrodį, nes jis remiasi į tešlą. Ir kočiuot kažkaip. Bet plaukit, man čia atrodo, tie sausainiai gali gautis dar pakankamai tokie stori. O nesupjausto po šitą tešlą? Ai. Ką reiškia nesupjausto? Sausainis gaunasi. Apie ką tu kalbi? Supjausto jie. Nu taip, tai tu gali supjaustyti jie, taip. Nežinau, aš kokio storio jie čia daryti. Kodėl instrukcijai nebuvo parašyta, iki kokio storio reikia volioti? Parodė, ką darai. Kočiuoju. Kaip vienai geras toksai. A, žiūrėk, jau limpa prie butelio. A, nematau. Ai. Tai va. Pirmas. Geras toks storis, ne? Ką manai? Tu daugiau darai negu aš. Panašu, kad jo. Labai... Panašu? Žiūrėk, kad nenuploni, kad negautųsi sauso labai. Gerai. Ir atsakymas momentas. Taip, pirmas Basendžis gimsta. O, blemo, čia žiūrėk, tik vienas išeis ir viską reikės perkočiuoti. Tai, oi. O čia per tą šokoladą. Tada! Sėkmė, manau. Bet jo, čia po kiekvienos reikės visko čiau tešlą. Kaip labai išimt? Pasimsiu pagaliuką. Oi, karočią nuotykis čia. Susigalvojau su vakaro užsiėmimą, tai... Iš tikrųjų, kuris laikas norėjau padaryti, tai pamėginti, kada čia šitą per kažkurią parodą mes pirkom tipo paslaptingą dėžutę su Basendžių tematika ir šito formelė buvo. Ir niekada jos nebuvom naudoję. O. Matosi truputėlį. Nu, toksai truputėlį palūžusi galva ir kojos nuo pagaliuko, bet, sakykime, pirmas Basendžis atvyko į šį pasaulį. Darbai vyksta, progresas yra, bet iki aš jums jį parodysiu, kokį gerą playlistą radau. Čia, kam įdomu, jeigu pasidalinsiu, oi, nieko nefokusuoja, pasidalinsiu aprašymą ir panašiai, tai žodžiu, lietuviškos vien tik tais kalėdų dainos, bet jos yra labai senos, va, 10 metų, oi, kur tas fokusas? Pavyzdžiui, 10 metų, 14 metų ir panašiai. Tokios labai banalios, bet žinokit, vat, dirbant virtuvėje, tai labai smagu. Gytautas dabar tik tais pradėjo dėlioti savo obuoliais įdarytus pyragaičius, nes jam reikėjo obuolius pasiruošti su prieskoniais ir visą kitą. O aš per tą laiką, va, žiūrėkit, kiek Basendžių pridariau. Tai tie mano Basendžiai, žinokit, kai kurie tokie truputėlį neparodiniai, kryvom kojom ir panašiai. Nes problema gavosi tai, kad
šita tešla iš savęs tokia storoka ir dar tie šokolado gabaliukai vietom tikrai tokie, nu, labai stambus. Tai jeigu tas stambesnis papuldavo čia kur nors ant kojos, nu tai amen. Bet kokiu atveju šitas jau paruoštas, laukiam obuoliukų. Ir nežinau, Gytų, tai kaip manai, bandom šitą tešlą, ne šitą irgi šiandien, ar kažkuriam vėliau ją pasiliekam? Pasiliekam, nu, kaip pasiliekam. Ir Gytutas man ką tik paaiškino, kad aš vištą nupirkau 2 vienodas. Puff ir puff, tai abijos yra sluoksniuotas, tai sėkmė. Nu, orkitė kaito, katumiukai žiūrėk, giminaičiai tavo. Čia laiku, kad neįnertų. Tai jie žalijos pakepti reikia. Laisvai. Aš čia žemiau. Gerai. Manau, čia. Sio, laukiam. Pašauta. 10 minučių, bandelės 25. Tuštinaitis iš Korėjos. Gerai, man atrodo, ten buvo parašyta 10 minučių, bet gal iš tikrųjų reikia mažiau negu 10. Ir vis dėl to, kad jie gavosi žymiai kloniau. Nežinau, gal neveikia iš tos prištinės blogų, žinau, koštų vis tiek. Bijau. Pasienčiai, žinau, kad jie ne visai pasienčiški. Kai kuriuo nosi, žiūrėk, kaip šitas senas lietuviškas arklys, ne? Neprimena? Žiūrėk, jo. Čia arklys. O čia pasienčias gavosi, va šitas, va vienintelis gal. Nu, kai kur gavosi. Nes kai kurie pudeliai, kai kurie... Žodžiu, darėm pasienčius ir gavosi visokių veislių. Po truputį, nes, nu, negali diskriminuoti, taip? Nu, ką padarysi? Tai va, dabar greičiausiai reikia biškį palikti, kad atvėstų ir tada ragausim. Gytų to piragėlį jau irgi iškepė, labai gražiai atrodo. Šita tešla, tai tikrai užskaityta. Taigi, vakarienė viena bandelė su obuoliais. Nu ir vienas basindžis, kurį iš tikrųjų jau po vieną suvalgiam. Tai galiu pasakyti, kad tai yra, na, dėl tų šokolado gabaliukų ir panašiai. Skonis tai yra jų tiesiog kaip padegęs cukrus. Kai vakarienį privalgai bandelių, tai vienintelis likęs prasmingas vakaro praleidimo būdas. Tai yra užkurti šitą mašiną ir pažaisti video žaidimus. Ekranas netelpa į kamerą, bet žodžiu, čia yra mano Steam accountas. Ir va, Tropico yra mano pats mėgstamiausias žaidimas. Turiu viską, man atrodo, nuo pirmo, man atrodo, visus turiu jos. Visus paketus iki 5. 6 yra mano wishliste, bandau gaudyti akcijas, kai jį nusipirkti, bet žodžiu, nesvarbu, ką noriu pasakyti, tai kad metų pradžioj aš tai šitą nusipirkau. Ir kaip matote, aš jo dar nežaidžiau. Tai va, nežinau, ar čia mėginti šiandien žaisti Tropiką, su kuriuo esu jau pažįstama iki negaliu. Arba gal Simsus. Nes Simsus irgi esu nusipirkus. Bet žinot ką, kodėl nenuėjus dar į parduotuvę ir pažiūrėjus, kokių nuolaidų yra ir ką dar galima galbūt pažaisti naujo. Tai žaidimus, kuriuos aš mėgstu, jie dažniausiai yra arba strategija vadinami, arba simulacija. Nes man tokie patinka kaip miesto statymai ir panašiai, jeigu dar nesupratot. Ir man svarbu, kad žaidimas nebūtų tas, kur, na, tu vaikštai kaip žaidėjas, nes aš iš tikrųjų turiu tokį kaip tą judėjimo, kaip ten kažką pasakius, kai žinot, supykina, kai kies rainelė labai bėgioja per ekraną ir panašiai. Tai dėl to aš, pavyzdžiui, negaliu iš arti kino teatre sėdėti, man labai sunku autobusais važiuoti ir taip toliau. Ir vienas iš tų dalykų yra tai, kad aš negaliu žaisti žaidimu, jeigu aš ten, na, judu per žaidimą kaip žaidėjas. Iš tikrųjų, taip seniai buvau to Steamą atsidariusi, kad man čia nelabai pažįstu šitų žaidimų. Tai greičiausiai reikia kažkaip kitaip išsifiltruoti pagal atsiliepimus arba kažką tais. O, yra. Geriausiai parduodami. Nusprendžiau būti labai nuspėjama ir žaisti Tropico, su kuriuo esu pažįstama iki negaliu, nes pamačiau, kad Tropico 7
išleidžiamas 26, tai kitais metais. Ir aš kaip, ištikimas, kaip pasakius, sekėjas, fanas šito žaidimo, kaip, žinoma, būna irgi kažkokie filmai ir kai išeina nauja dalis, turi peržiūrėti visus senus filmus, tai vat lygiai taip pat man dabar reikia peržiūrėti, peržaisti visus Tropiko, kuriuos turiu. Tai, manau, 1, 2 praleisiu, nes jie truputėlį tokie mediniai, iš tikrųjų labai seni žaidimai, bet man reikia pabaigti štai šitą 3, papildoma, 4, 5, jūs dar 6 nusipirkti ir pereiti. Tai kiek aš čia turiu reikalų, iki 7 būsiu pasiruošus žaisti, bet kokį atveju, kuo anksčiau pradėsi, tuo greičiau pasieks. Continue. Tik tais... ne. Išsigandau, kad tik tais 3 išpildžiau, bet ne, man čia realiai yra 3 likę ir šito žaidimo esmė yra tame, kad čia, kaip matote, yra daug salų. Čia, kur jau užžymėta, tai jau šitas salas perėjau. Ir esmė yra tame, kad, pasirinki salą, tau yra duodamas salos scenarijus ir turi įvykdyti misiją, kaip kad tos salos prezidentas. Labiau strateginis žaidimas, sakyčiau, negali būti. Bet iš tikrųjų labai fainas ir linksmas ir labai tokia faina ispaniška muzika soundtracko šito žaidimo, nes, visa šitai dėl to, kad esi toks prezidentas plus minus diktatorius yra Kuba. Visos šitos salos yra, kiekviena iš jų yra Kuba. Maždaug taip įsivaizduokim. Taip, tai kokią mes šitą dabar išsirenkam. Reformos, panom šitą. Taip, tai dabar reikia išsirinkti koks prezidentas. Čia renkėsi charakterį, ne charakterį, ta prasme profilį. Ir jisai turės visokių atitinkamai pliusų arba minusų. Neatsimenu, iš tikrųjų, dabar jau kurį čia dažniausiai self-made financial, šitas. Ir jo, čia gal pasirinkė ir čia yra mūsų sala, kuri tokia labai mažytė. Joje šiuo metu nieko nėra, bet man reikia pradėti statyti ir plėsti ekonomiką.